Pradedam reportažą. Sveiki, mano mėlieji bičiuliukai, bičiulezai, mylimiausiai. Keliaujam į Sakartvelą. Ilgai laukta kelionė. Rytoj išskrendam, anksti ryte skrydis, 6 ryto skrydis. Tai 4 kažkur tai turėčiau oro uoste būti. Skrydis iš Vilniaus į Kutaisį, ar Kutaisį. Ar Kutaisį, dar nežinau iš tikrųjų kaip tarėsi. Man rodo, šita kelionė bus įspūdinga ir sekite mane, nes esu dar prigalvojęs tokį čeklistą, ką įdomaus nuveikti Sakartvele. Dar ką galvoju, kad galėtumėt komentaruose parašyti, papildyti mano čeklistą, kažką pasiūlyti, ką galėčiau įdomaus nuveikti. Lauksiu jūsų komentarų ir su nekantrumu keliaujam. Užduočių sąrašas būtų toks: paragauti visų vietinių patiekalų, pajodinėti ant kokio nors gyvūno, pažvejoti, išmokinti kokį vietinį lietuvių kalbos, išgerti su vietiniu, nueiti į vietinį klubą, suvalgyti kokią nors galvą arba ekstremalų patiekalą. Padaryti challenge, atspėk iš kokios šalies turistas iš jo kalbos. Šitą čeklistą arba užduočių sąrašą galite papildyti, pasiūlydami komentaruose. Ačiū Jums labai. Gerai, labas rytas. Kiek čia 4:30 ryto. Kaip trūksta miegelio katinui. Bet nieko. Pamiegosim lėktuve. Kur mes esam? Čiurlionio Vilniaus oro uoste išvykimas. 6 valandą skrydis. Tai lekiam. Koks ištinimas. Ką? Su šituo lėktuviuku skrysim. O čia išskrenda Ryanair. Gražus saulėtekis šiaip. Sveiki atvykę į Sakartvelą. Pasitinka mus Kutaisis su oreliu, ne kažką. Ir miegančių šuniukų. I'm sorry, which one goes to Kutaisi center? Kutaisi center, Bus. but after 1.5 hour. Hello, I'm looking for a bus to Kutaisi center. To Kutaisi Central, next will be in 2 hours. They departed every 2 hours, and one already left 11 a.m. Next will be just 1 p.m. Okay. Thank you. Va tokios naujienos, kad autobusų nėra artimiausiu metu. Bus tik tai už 1,5 valandos. Visi siūlo savo taksi paslaugas, bet yra Boltas, kuris kainuoja 8 eurus iki Kutaisio centro. Ir išsikeitėm vietinės valiutos Sakartvelo lariai. Tai oro uoste kursas tragiškas. 3.05 buvo, o tarkim mieste žiūrėjau dabar 3.17, tai nerekomenduoju keisti oro uoste, keiskit mieste, centre, nesvarbu kur, tik ne oro uoste. Kelionę į Sakartvelą pradėsime įdomiausiais faktais apie Sakartvelą. Nors daug kur pasaulyje šalis pristatoma kaip Gruzija, jos gyventojai linkę save namus vadinti Sakartvelu, o save Kartvelais. Sakartvelas laikomas vyno gimtinė. Čia vynas gaminamas jau daugiau nei 8000 metų. Sakartvele svečiai itin mylimi. Kartvelai tiki, kad svečias yra Dievo dovana ir nepraleidžia progos jį pavaišinti. Sakartvele yra giliausias urvas pasaulyje.
Verijovkina urvas, esantis Gagra kalne, yra net 2212 metrų gylio. Patyrusiam urvų specialistui nusileisti iki pačios reikia maždaug 27 dienų. Gruzinų kalba yra graikų ir iraniečių kalbų mišinys su unikaliomis raidėmis. Pirmieji europiečiai kildinami būtent iš Sakartvelo. Kaukazo kalnuose rastos seniausios maždaug 1,8 milijono metų senumo kaukolės Europoje. Sakartvele yra net 2 iš 16 visoje Europoje esančių senovės miestų. Tai Kutaisis ir Mičketa. Abu šie miestai yra buvę šalies sostinėmis. Ieškom viešbučio per lietų, nes šiandien va taip pasitinka mus. Tai va, šiandien lietus, 13 laipsnių. Va taip mane pasitinka Sakartvelas. Vilniui buvo šilčiau 21 laipsnius. Kas čia dabar vyksta? Bet kuom pasitinka, va, vyniniam iš karto. Čia. Hello. It's all district. Oh, okay. My name is Georgi. Aivaras. This is your room. Thank you. Bathroom. What's that? Bathroom. Bathroom? Yes. Oh, okay. And there is no TV, yeah? No. Maybe you know where I can watch Eurovision tonight at a bar or restaurant somewhere. You can in bar restaurant. Bar restaurant, I don't know. But you can TV. It's porn. On phone? Yes. On phone, yeah. I can it's show possible. you this Georgian TV. Well, Today is final. yeah. Tonight, yeah. You don't watching Eurovision? Georgian not is final. Not in final, yeah. Yeah, I watched. Not very good song. Yeah. Nu va, toks viešbutukas. Paprastas, nieko ištaigingo, bet didelė, manau, kad patogi lova. Nėra televizoriaus. Kas biški liūdna, nes galvau šiandien Eurovizijos finalą pažiūrėsiu, bet nėra televizijos, tai arba telefonė teks žiūrėti, arba kokį barą, restoraną gal susirasiu, gal ten smagiau bus žiūrėti, jeigu rodys. Šiaip Sakartvelas nepateko į finalą, tai nežinau. Gali būti, kad ir nerodys, nes jam gal nebeįdomu. Tai va, o kainavo šitas kambariukas, viešbutukas 20 euracikų. Labai pigus iš tikrųjų. Viešbučiai, apgyvendinimas, tai čia galima buvo ir už 10 eurų, ir dar pigiau, hosteliai iš vis ten po 5 eurus. Tai va, centre viešbutukas, puikios kainos, ką mes dabar darysime, einam pavalgyti. Ir dar išsikeisti pinigų, nes oro uoste labai nedaug išsikeičiau, reikia sumokėti už šitą viešbutaną. Dar turim terasėlę šiaip jau. Bet nebus dabar taip gražu. Nu, vau, vaizdelis. Nuostabus, nors ir lyja. Tikrai labai gražu. Upė tokia srauni patvinus. Gal dėl lietaus, bet va tokia terasėlė. Smagiai pasisėdėti čia bus. Ir aš pasėmiau 2 naktim, nes šią naktį dabar netgi praktiškai be miego esu, galbūt ir dieną miegosiu, atsikelsiu vakare pažiūrėti Eurovizijos. Ir nieko praktiškai neveiksiu šiandien, tiesiog pailsėti reikia po skrydžių, pamiegoti. Nes jau matos, akytės jau tokios nelabai katino. Nu, bet katinas dar nori eiti pavalgyti.
Reikia kažkaip per tą lietų išsliūkinti, pavalgyti sakartvelietiško maisto. Kaip aš šito laukiau, kaip aš noriu, kaip man... Nu, įdomu. Lekia. Tai ta upė va tokia, va patvinus. Oho. Man įdomu, ar jinai čia visą laiką tokia. Tokia purvina. Ir žiūrim, kas čia gero. O, čia visokių įdomu. Bandelių. Kaip skaniai atrodo. Tai čia vienas gelis, tai čia 3 centų bandelės. Nu jo, pigu. Kaip kvepia tie beliašai, kur ką tik nusiivnešė vyras. Ei, tu savo. Va, čia tie. Čia burėkai. 2. Tai čia bus apie 100 centų. Beliašai. Apie 3 centų. Reiks paragauti būtinai. Arbatėlės. Nu, užeinam į restoraną. Thank you. Ką mes turim? Labai geras kainas, sakyčiau. Gaila, nėra paveikslėlių, tai nelabai suprasi čia stipriai kas, bet nu viskas. Apie 5 eurus kainuoja, pica 5 eurai. Visi nacionaliniai patiekalai irgi apie 5 eurus, nu tai tikrai geros kainos, čia jau geresnį restoraną. Ten, kur vietiniai valgo, tai ten iš vis centus kainuoja. O mes jau čia pamėginsim kinkalių. Gerai, atneši mum nacionalinio patiekalo. Kalija vadinasi. Toksai skanėstas, net nelabai suprantu, kas čia yra. Nu, raudonų vynelio irgi reikia ragauti. Sakartvele. Nu ir ragaujam, kas čia yra. Nu, mėsytė čia nais. Granatai. Nu ir bulvės tokios su sūriu. Nu va, atnešė mano ir kinkalių. Originalių. Tokio dydžiaus. Garuoja, bet man rodos, jie tiek ilgai gamino, kad tikiu, kad ne tiesiog pašildė, o gamino rankytėmis nuo pradžių. Kinkalio teisingas valgymas šį kartą. Pasiskaičiau internete, kaip iš tikrųjų teisingai valgyti. Iš tikrųjų reikia imti rankas, bet tai karštas žiauriai. Ką daryti? Tada paimi. Prakandi. Karšta žiauriai. Nežinau, už tos uodegėlės iš tikrųjų reiktų paimti, bet man jisai per karštas buvo. Dėl to gavos kaip gavos. Išgeri sultinį ir tada valgai kinkalį ir tos uodegėlės net gali nevalgyti, tipo vietiniai dažniausiai ir palieka netgi.
Iš tikrųjų gailiuos, ką aš čia padariau. Kadangi pigų, aš pasiėmiau 2 patiekalus. Bet tai didelės tos porcijos tų patiekalų, nors ir pigų. Nu dabar nebesuvalgau ir ką jie pamanys, kad man neskanu. Man skanu. Ką aš čia padariau? Pažadu taip nebedaryti. Tiesiog didelės akys, labai norėjosi ir to pamėginti. Bet čia pilnai būtų užtekę tų 5 kenkalių už 3 eurus, būčiau ir sotus, ir nebrangiai sumokėjęs. O dabar atseit pigiai reikia ragauti. Ne, nu tas katinas irgi persistengė. Čipsai. Leisai. Kiekvienoje šalyje skirtingai. Pastebėjau, paharatli kažkokie, tai su daug prieskonių, kažkokių tai pipirų. Aš labai abejoju, ar man jie patiks, tai aš net nerizikuosiu. Matau, kad nelabai mano skonio. Šonkulių skonio, tokie leisai. Įdomus. Bet šiaip daugiausiai visokie prieskoniniai. Paprika, klasikiniai. Na, dar tokie. Mėsos skonio. Steiko. Šonkulių steiko. Rašo rusiškai. Nu, įdomiai. Algo no corpo. Algo. Gerai, bičiuliai, gera nuotaika, pamiegota, visai neblogai čia dienos metu. Po visų tų skrydžių pailsėta. Lėksim žiūrėti Euroviziją kažkur, tai kažkokį pubą. Yra keletą pubų, kurie dirba 24 valandas per parą, taip bent jau Google Maps rašo, gal ten rodys. Nu, bus įdomu, pasižiūrėsim. Pažiūrim dar terasėlę, kaip atrodo nakties metu, vakaro metu, ar gražu. Ir pažiūrim, ar dar lyja. Tai va, visai gražiai, švieselės atrodo. Bet vis dar lašnoja, lynoja, pučkelioja tą lietų. Tai oras nelabai dar. Gal biškė primestas lietus, bet nu tikiuosi, kad rytoj geresnis oras bus. Va, nu vis tiek eisim. Esam, tai mums neįdomu, koks tas oras. Atvažiavom ir bet kokiu oru eisim. Lekiam! Beje, bičiuliukai, norėjau paminėti, į Sakartvelą nuo šių metų sausio 1 dienos galima atvykti tik tai su kelionės medicininiu draudimu. Tai būtinai pasižiūrėkite, jeigu vykstat. Nors manęs oro uoste šiaip neprašė to draudimo tai parodyti. Tai nežinau. Galite rizikuoti, bet jeigu jau prigaus, tai gali ir neįleisti, tada jau nemalonumai. Tai va, tokia informacija apie keliones. Ir dar tokia informacija, kad vat šitos sultis, granatų sultis nusipirkau mažiau nei euriukas kainuoja. Bele kokio skanumo, bele kokio. Tikros granatų sultis. Vat jie granatus moka panaudoti ir patiekaluose visuose, jie labai gerai panaudoja tos granatus ir daug kur yra. Nu, granatų šalis galim sakyti. Nu va, upė naktį su švieselėm, gražiai, restoranai šviečiantys. O, šitas stiklas nevilioja čia lipti. Nu, bet reikia išdrįsti. Nu, čia smagi vieta.
Bet kaip atvėmimas. Graži vieta. Nu pažiūrim, ar iš vis čia kažkur tai rodo tą Euroviziją, nes atrodo per ramiai kažkaip, tai net ir savaitgalį. Ai, mes čia priėjom tą Kutaisio parką, man rodos. Nu, gražu. Čia tokie du ponai stovi. Biški užsinešė ir šuo plojo. Hello, I'm looking for a place to watch Eurovision. Maybe you will show. Hi, I'm looking for a place in Kutaisi where to watch Eurovision final. Maybe you know the place. Oh, No. Nowhere. Nu, atvarėm į tokį pubą, ale pubą, Georgian pub vadinasi. Georgian pub, bet man tai čia į pubą nelabai panašu, čia į prabangų tokį restoraną. Nu, bet žinokit, kainos tai, nėra prabangios. Labai geros kainos. Žodžiu, atėjo mano hačiapūris. Kaip gardžiai kvepia. Ir kaip skaniai atrodo, ir kokio dydžio. Žodžiu, čia pasiėmiau versiją hačiapūrių, čia 6 rūšių yra. Pasiėmiau tokį, kur su kiaušiniu būna žaliu. Jeigu būtų su kokiom nors galvom, tai imčiau su galvom, aišku, nėra su galvom, tai pasiėmiau su žaliu kiaušiniu, nu, kad kažkas mandriau būtų, aišku. Tai vadinasi Adžarian hačiapūri. Kainavo apie 6 euriukus, milžiniška porcija, prabangiam restorane, nuostabios kainos. Turim dar alučio, spėkit kiek kainavo, 1,50 €, vietinis alutis. Nu ir ragaujam šitą poną hačiapūrį. Nu, aš net nežinau, kaip valgyti. Parašykit komentaruose, ar aš teisingai iš vis čia valgau tos patiekalus. Ir kiek čia yra aliejaus šitam šiaučių grįšių storuliukas po šitos kelionės. Jeigu tie kainuoja patiekalai ir va tokie visokie bulkiniai aliejiniai. Va šitą batoną dabar reik mirkyti, jaučiu, į tą kiaušinio trynį. Turėjau nukrist nuo stalo, kaip Gustavas. 10 iš 10. Žodžiu, jau beveik sulestas mano hačiapūri, sulapnuotas labai skaniai. Vau, tokio dydžio prieš naktį nerekomenduoju to daryti to paties, kaip aš dabar darau. Labai riebus iš tikrųjų, labai sotus, toks kaip, tokia, įsivaizduokit, pica, stora. Ir pilna riebalų tokia, pilna sūrio. Šiaip skanu, bet sotų tai maksimaliai. Euroviziją žiūrėsim namie, nes praėjau pusę Kutaisio centro ir nieks nerodo tos Eurovizijos, niekam ten neįdomu turbūt. Nu, tai žiūrim. Nu ką, sergam už Lietuvą. Labas rytas, mielieji bičiuliukai.
Vakar buvo nusmigta, žiūrint Euroviziją, iš tikrųjų taip pavargęs buvau. Ties Lenkija kažkur nusmigau, tai net nežinau dar kas laimėjo Euroviziją. Reiks dabar pasižiūrėti. Atsikelta 11 valandą, tai jau nežinau ar labas rytas, gal labą dieną. Išėjau į balkonėlį, koks geras oras. Pasiėmiau kavytės. Kavytė buvo meniu už euriuką. Atnešė kažkokią močiutę ar mama ten to šeimininko. Duodu pinigus, sako, nereikia, viskas gerai. Nu, prasideda Sakartvelas. Ne veltui sakoma, draugiški žmonės labai svetingi, tai va, net jau neima pinigų, nors parašytos kainos buvo. Tai va, atsikeliu su vaizdu tokiu. Čia pasirodo, matosi kalnai, tie snieguoti. Matosi? Ten, kur tie debesis. Ten sniegas dar ant kalnų. Nu ir ta upė vis dar grėsmingai atrodanti tokia. Peržiūrėjau aš Euroviziją ir esu stipriai nustebęs, nežinau kaip jums, Bulgarijos pergalė man visiškai netikėta, nu kaip ir daina nebloga buvo, bet tiek, kad laimėtų Euroviziją, nes galvojau, komisija neduoda tokiom šalim ir tokiom dainom daug balų, tai esu stipriai nustebęs, kad ir komisija, ir žiūrovai sutapo ir ištaškė. Šiaip aš galvojau, dažniausiai lažybininkai atspėja, kas laimės. Tai šį kartą, kaip prašovė stipriai, nes Bulgarijos koeficientas prieš Euroviziją buvo apie 50, kažkas tokio. Visą laiką ryškus favoritai buvo Suomiai. Suomiai užėmė tik 6 vietą. Nu, vau. Antroje vietoje jau ten buvo Australija, kuri ten galvojau, komisija duos ten visi praktiškai už balsą nuostabų. 4 vieta. Izraelis, patyliu. Lietuvos komisija duoda Izraeliui 8 balus, o kai kurios šalis tiesiog boikotuoja, kad Izraelis dalyvauja Eurovizijoje. Tai esu labai rimtai supykęs ant Lietuvos komisijos. Čia mano nuomonė, aišku. Rumunija turbūt mano mėgstamiausia daina buvo. Tai žiūrovai skyrė 2 vietą, sutinku, laimėjo 3 vietą bendrai. Jeigu žiūri komisija būtų davus daugiau, gal ir būtų laimėję net Euroviziją Rumunija ir būčiau visai apsidžiaugęs tom. Nu ir esu nustebęs, kaip komisija balsuoja, pavyzdžiui, Italija. Taip, ten daina tokia kabinanti viską, bet nusidainavo seniukas. Ir žiūri, tiek daug davė balsų. Dar va, pavyzdys. Kipras, atsimenat tą jala. Žiūri, komisija daugiau balų davė nei žiūrovai. Taigi nusidainavo mergikė. Nebesuprantu, ką ta komisija masto, bet, nesąmonė. Esu tikrai stipriai nustebęs ir, įdomi, kaip vyksta Eurovizija kitais metais Bulgarijai, tokioj šaly. Pirmą kartą istorijoje laimėjo Bulgarija. Sveikinimai. Va, čia yra vienas tų garsesnių tiltukų. White Bridge. Baltasis tiltas. Ir čia faina vieta. Yra visokių tokių. Ir eini. Ir per stiklą turėtų matyti vanduo. Ir čia nesimato, nes jau purvinas ganėtinai. Tai va. O tas cable karas tenais. Va, dabar pakilo. Toks senovinis cable karas. Labai įdomu, kokia ten kaina. Ir
Bus experience su tokiu nusileisti, pakelti. Prasieinam. O čia yra užrašai. Nežinau, kiek čia matosi. Ir nelabai suprasi, ką čia reiškia tie užrašai. Nemoku skaityti rašto. Ai, tipo, čia taip gali nusifotkint, ale. Tai va, mano pietukai tokie, ką mes turim. Šašlykiukai vadinami, macvadi ir baklažanai tokie. Atrodo viskas paprastai, bet nepaprastoj vietoj, sakyčiau. Prie tokio tilto. O kainos tokios. Šašlykiukas 5 eurai, šitas patiekalas 3 eurai, vynelis 3 eurai. Ganėtinai geros kainos. Skanaus man. Kas čia toks? Sakartveliškas kačiukas. Pirma pažintis su kolegom. Nu ir šašlikiukai. Nu kaip ir skanu, bet nesakyčiau, kad kažkas tai tokio. Aš irgi moku skaniai iškept šašlus. Jau kėsinas paimti. Ot kašaras, aš su tavim gražiai šnekėjau, o tu čia nori pavogti mano maistą. Kaip šnekėsimės? Nu, kolega. Pietaujam su kolega, bet kolega nori iš mano lėkštės valgyti. Ką pasakysi? Nu, ką pasakysi? Padainuosi ką nors? Padainuok. Ne už šašlyką. You can teach me Georgian word. Do you know Kamarchu? Kamarchu. Kamarchuba. It means hello. Hello. Kamarchubi. Kamarchuba. 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 Rogor akhar. Rogor akhar. How are you? This is Rogor akhar. Very difficult. Very difficult. I already forgot how. Hello. Harajubi. Harajub. What? Hello. Ah. Hello, Kamarchu. Habarju. G. Kamarchu. Habarju. How you call your country? Sakartvel or Georgia? Sakartvel. No Georgia. And I can teach you Lithuanian word if you want. It's easy. Hello is labas. Labas. Yes, labas. Hello. What's your name? He's my friend, Georgi. Georgi. I'm Kuran. You wanna be YouTube channel? YouTube channel. Yes. Hi. Hello. Channel name. Give me your phone. I write you the name. Say labas. Labas. It's hello in Lithuania. Labas, bro. Ukraina. No, Lithuania. What is the best thing in Sakartvel? People. Friendly people. huh? Lovely friend. Yeah, Lovely and friend. I heard about very friendly people here. And what is the worst thing? Worst. So this also nowadays in Georgia. City war? Ah, now it's going. It release. It Tbilisi? The fighting in city. And why? Why? Son of Mikhail Saakashvili, first president in Georgia. About politics fighting. Yes. Gerai, buvo pabendrauta su vietiniais, mane užkalbino bičiuliukai tokie.
vaikinukai. Pabendravom labai smagiai, pašnekėjom. Nu ir dabar praseinam pro Kutaisį, labai geras oras, labai smagu ir faina. Pasižiūrim, kas čia gero tam Kutaisyje. Va taip atrodo mano cable karas, su kuriuo dabar leisiuos. Oho, senovinis. Einam pažiūrėti, kiek jisai kainuoja. Užkelti ten, nu šiaip netoli, čia tik per upę realiai. Tokios kainos nesąžiningos. Jeigu esi vietinis 1 laris, o jeigu užsienietis 5 lariai, nu vis tiek nebrangu. Čia apie €50. O čia ką mes pamatyti galima tenais. Nu, o ten kelsimės į viršų su tokiu, nežinau kodėl nekelia. Why is not going up? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes up? Už 5 minučių. Paleidžiamės. Más ar chance de mi tu amigo bana mari. Es kari ar gai bos. Iš tikrųjų užtruko apie porą minučių persikelti, nu aišku ir kaina €50 su tokiu. Einam žiūrėti, ką mes čia pamatysim. Man rodos, čia mes gausim vaikų pramogų.
Va. Turim Kutaisio Eifelio bokštą. Ką mes čia dar turim? Šiaip faina restoranų visai. Tai čia bus mažiau nei euras popkornai. Nu visi šitie atrakcionai realiai apie eurą, mažiau nei eurą kainuoja, nu tai kosmosas kokios kainos. Tai aišku, nieko čia įspūdingo nėra. Nu dar apsieinam, apsižiūrim, bet man rodos, kad nelabai čia mums pramogų rasim vaikam čia. Kuo išmirė šuniukas? Šuniuk, tau viskas gerai? Okay. Yes, let's go. Opa, judant tiesiog reikėjo iššokti. Nieks čia, aišku, neužseks manęs. Jeigu nori pats, sauga va tokia. Ar reikia užsisekti, nemanau. Pasidedam daiktus, biški juda šitas aparatas. Linksminas katinas. Va tokiais atrakcionais. Ar pamatysime Kutaisio kažką tai iš aukščiau? O gal ir pamatysim, jau kylam virš medžių. Vau, tai čia įspūdinga pramoga. Bet tokie jau senoviniai aptrupėję. Vau. Užsisek net nereikia. Šiaip nesijaučiu aš saugiai šitoj. Biški stresiukas, ar čia nesulūž kas nors, ne. Pavyzdžiui, ten matęs paklijuota. Čia parudėjo paklijuota. Vau, kokia mūsų senoviniam aparate. Nu, šiaip aukštai, aukštai. Spūdinga pramoga. Už 3 larius, tai mažiau nei euras. Kaip smagu. Oi, katinas kaip linksminas, kaip patinka aukštai. Oi, tu bet jau biški ir širdelė. Viskas. Tiek va aukštai pakilom, o šiaip tai labai aukštai iš tikrųjų. Ir kaip juda. Nežinau, man šita pramoga pati pigiausia, kokioje esu buvęs jaučiu ir, nu, visai smagi. Palyginus kaip. Ta prasme, kainos ir kokybės santykis šitos pramogos maksimalus, aš galiu pasakyti. Rytoj išsinuomau mašiniuką. 38 eurai su pilnu draudimu, kad būtų ramu ir širdelė neskaudėtų ir piniginės neskaudėtų po to, jeigu kažkas rimčiau atsitiktų. Tai rytoj pradedam važinėtis po Sakartvelą. Užteks to Kutaisio, nes čia daugiau nei vieną dieną turbūt nelabai apsimoka. Aš 2 dienas skyriau, tai vieną poilsiu ir vieną va tokiom pramogom. Wow! Nu, biškį apgavo, nes oi, tuščiai. Ne biškį apgavo, kad čia ne ekstremalu. Čia taiktų. Nu, čia tai pramogėlė. Aš užsisakiau. Sako, negreitai, viskas gerai. Eiktų. O čia tai gera pramoga už 5 lariokus, tai 2 pem. Oi! Parašyta, kad nesineš telefonų, o aš vis tiek nešiausi. Gerai. Kokios čia dar pramogėlės, man patinka tokios kainos pramogų. Hello. How much? One gel? One game? Yes, 10 lari. Which one game? 10 lari. 3. Čia jau 3 eurukai būtų. Ну, gerai. По-русски немножко. 10 лари, любой одна игра. А и сколько нужно попадать? Там 5 дам. 5? Все 5? Ну, gerai, pabandom. 3 euriukai.
Visus 5 turiu. Nu gerai, bandom. Kiek aš čia pataikysiu. Jo, iškart į medieną pataikiau. Nieko gero. 1, 2, 3. 2 только. Проиграл. А, нет, не спасибо. Gerai, mielieji, pavargau šiandien, prisikutaisinau aš čia. Lekiam miegučio, atsisveikinu, labą naktų. Ir jeigu netyčia pažiūrėjai iki galo, paspausk like, paspausk subscribe, kas yra žiauriai man svarbu, jeigu dar to nepadarei. Ir gali pakomentuoti, ką nors, ar patiko kutaisis, ar norėtum čia atsidurti. Ir kaip papildyti čeklistą dar gali parašyti.